Sveiki, šiandien esame pas Sonatą Vasiliauskinę, vieną draugiškiausių ūkininkų gamtai ir žmogui. Yra mūsų anglės ūkininkavimo InSoil programos viena pirmūnių, pradėjusi visai pirmoji grupė su visais kitais mūsų pirmūnais. Ir noriu paklausti, Sonatą, kaip ir kodėl jūs sutikote dalyvauti mūsų programai? Sveiki visi, sutikom dalyvauti, išsiaiškinom, ko čia reikia ir supratom, kad mes viską jau tą ir darom, ko čia reiktų tam anglies kaupimui, tai ir dėl to nusprendėm dalyvauti, o kadangi dar buvo žadama ir materialinė paskata, tai o kodėl nesudalyvavus. Kol kas viskas ir nesigailim tuo, gaunam daug informacijos, kaip toliau tą anglį kaupti ir stengiamės mažiau kenkti gamtai ir patys tuo esame labai patenkinti. Taip, ką įrodo jūsų rezultatai, iš tikrųjų tikrai puikus. Po visų matavimų atlikom, tai Sonatos laukose apie 2,5 tonos anglies dvideginio panaikinama yra per metus, per hektarą, kas atsispindi ir piniguose, kuriuos pagaliau gavome kreditus, išmokėjome ir visai solidus rezultatai. Ar esate patenkinti? Taip, labai patenkinti, labai džiaugiamės ir kadangi čia žinot visi, kokia situacija yra šiai dienai žemės ūkyje, kad visi laviruojam ant mažo pelningumo arba ant nulinio, tai mums tie papildomi pinigėliai visada labai praverčia. Ir tikrai džiaugiamės, ypač vasarą, kai jų labiausiai trūksta, mes gavom papildomai dar, kaip sakau, ir atostogom, ir žiemopjūtės pasiruošimui. Sonata, sakykit, ar daug skepticizmo buvo apie šitą ūkininkų tarpę, sakykit, ar pati tikėjot? Mes, sakykim, jeigu nebūtume tikėję, tai būtume ir nedalyvavę. Bet tokio skepticizmo, aišku, aplinkui girdisi, bet kadangi mes visada esam už naujoves, o kodėl nepabandžius. Ir šiai dienai esam labai tuo patenkinti. Grįžtant šiek tiek prie ūkio, ar ateičiai planuojat kažkokius patobulinimus, ką būtų galima dar draugiškiau gamtai ūkininkauti? Tobulėti visada yra kur. Tobulėjam ne tik mes, tobulėja ir visos įmonės, kurios susijusios su žemės ūkiu. Ir dabar jau, kadangi visi matom, kad ta intensyvi žemdirbystė niekur jau nebeveda, tai net ir kompanijos visos atsisuka daugiau į tokius ir produktus, ir tai, kad būtų saugu gamtai. Ir tas ūkininkavimas darosi, sakykime, draugiškesnis aplinkai ir mažiau užteršti tie produktai. Ir eina kalba ir apie ekologinę žemdirbystę, ir apie tą minimalų žemės dirbimą, ir mažesnį chemijos trąšų naudojimą. Tai čia viskas yra susiję. Nuostabu, kaip ir pradėjom, kad draugiška ūkininkė apie draugišką ūkininkavimą kalba. Sakykit, Sonata, ar rekomenduotumėte ir kitiems ūkininkams įsitraukti ir draugiškiau ūkininkauti ir bandyti už tai dar gauti atlygį? Visada, žinoma, turėtų kuo daugiau mūsų įsitrauks, tuo mums bus visiems draugiškai vienoj kompanijoje lengviau gyventi. Na ką, labai dėkoju, Sonata, ir tikrai malonu kartu dirbti. Ačiū Jums. Ačiū Jums.